iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Labas vakaras, mielosios mūsų radijo stoties XFM klausytojos. Šį vakarą vėl su jumis sveikinuosi aš Eglė ir radijo laida iš širdies į širdį. Ir šiandien mano viešnia yra 7 vaikų mama Diana Peteraitienė. Labas vakaras, Diana. Labas, Eglė. Labai smagu, kad atvykote į mūsų laidą ir šiandien mes kalbėsime labai įdomią temą. Mes kalbėsime šį kartą ne apie šeimą, nes aš kaip tik labai neseniai per mūsų radijo stotį taip pat girdėjau jūsų Diana dialogą, pasakojimą apie savo šeimą ir pašnekėsi laidoje Šeimoms LT. Taigi, jeigu ir klausytojai norėtumėt pasiklausyti tos laidos, tai mielai kviečiu paieškoti jos archyve, xfm.lt archyve. Ir ten tikrai rasite tą laidą, galėsite paklausyti. O šiandien mes su Diana kalbėsimės apie tarnystę moterims. Aš galbūt tai pavadinčiau. Ar nesuklysiu, Diana, tai pavadindama? Galbūt ne. Nes ne, tai apima daug sričių ir visgi tai yra daugiau susiję su tarnystė moterims, ar ne? Taip. Taigi mes kalbėsimės apie labai įdomią knygą. Bet apie knygą šiek tiek vėliau. O pradžioje aš norėčiau, Diana, jūsų paprašyti, kaip tikinčiosios, kaip krikščionės, papasakoti, kaipgi jūs atradote tikėjimą, arba tiksliau, kaip Dievas jūs atrado, kaip jūs pradėjote savo krikščionišką įtikėjimą eiti tuo keliu. Kelias buvo ilgas ir tu labai gerai pasakei, kad ne aš atradau Dievą, bet jis mane atrado. Nors iš tikrųjų aš jo labai ieškojau, aš buvau iš tų žmonių, kurie labai aktyviai ir kryptingai ieško Dievo. Kaip tik, studijavau universitete rusų kalbą ir literatūrą. Ir maždaug tuo metu pradėjau studijuodama uždavinėti savo klausimus apie gyvenimo prasmę. Buvau iš tų jaunų žmonių, kurie daug mąsto apie tai, kad gyvenimas yra trumpas ir kas yra po to. Ir atsakymų pradžioje ieškojau knygose, o rusų literatūra aplamai jinai tokia kaip Kristus ten yra labai svarbus, ypač 19 amžiuje. Dėl to ten Dostojevskis, Tolstojus man buvo labai artimi, aš juos studijavau, ieškojau atsakymų, savo rūpimus klausimus, bet neradau. Sekantis žingsnis, aš nutariau ieškoti žmonių, kurie žino atsakymus. Ir mečiau studijas ir išvažiavau į Kareliją. Nes kažkodėl įsivaizdavau, kad mano gyvenimui prasmę gali suteikti senas žmogus, kuris daug nugyveno, viską suprato ir gali pasidalinti šitą išmintim. Taigi išvykau ieškoti senų žmonių. Ir gyvenau tokioje nuostabioje Kižų saloje, ten dirbau ekskursijos vadovė, atplaukdavo laivai, kurie ryte atplaukdavo, vakare išplaukdavo ir sala likdavo tuščia ir tik tai ta sala suvienijo ieškančių žmonės. Jaunus ieškančių žmonės, kurie ten dirbdavo, kad galėtų pragyventi, o vakarais mes svarstydavom ir ieškodavom atsakymų. Čia buvo vienas iš etapų ir labai gerai prisimenu vieną vakarą, kai aš sėdėjau Kižų salos viršūnėj. Žodžiu, ten yra kalvos, ant vienos kalvos ir žiūrėjau žvaigždėtą dangų ir buvo rugpjūtis, žvaigždžių buvo be galo daug ir tai pirmą kartą aš pamąsčiau, jau suvokiau, kad galbūt prasmę gyvenimui gali suteikti Dievas. Kad vis tik tai galbūt jis yra. Ir jeigu jis yra nuostabus. Ir užsikabinau šitos minties ir jau grįžau į Vilnių pas tėtį ir mamą ir nutariau jau ieškoti kelio pas Dievą. Čia buvo sovietmetis. Jo, pabaiga. Prieš jų pertvarką visą. Na kaip, ir aš tada krikščionybę iš karto atmečiau, nes man atrodė jinai nepatraukli. Nutariau, kaip tik atsivėrė, atvažiavo pirmieji mokytojai iš rytų. Ir aš nuoširdžiai mečiausi į tuos mokymus, užsiminėjau ten zenbudizmom, praktikom, tai džičiuanių, viską, ką galėjau rasti, nes tikrai norėjau pažinti Dievą. Potyrių visokiausių turėjau, tačiau Dievo nepažinau ir tą aiškiai suvokiau. Kažką galėjau pasakyti galbūt apie dvasinį pasaulį, bet nieko negalėjau pasakyti apie Dievą ir ramybės tikrai neradau ir prasmės klausimo atsakymo nebuvo. Tada nutariau, kad ko gero reikia vykti pas vienuolius ir jų klausti. Pas krikščionis vienuolius. Aš tada taip nemačiau, aš tiesiog galvojau, kokie čia vienuolynai, kurie žmonės tarnauja Dievui aktyviai, galbūt ten būtų atsakymai. Ir vėlgi nuvykau šį kartą jau į Kareliją. Nežinau, kodėl mane taip šiaurė traukė. Tai buvo
Baltoji jūra, Solovecų sala, jeigu žinot, Solovecų saloje buvo labai daug žmonių nužudyta, ten buvo didžiuliai žudimai ir aš ten atvykau, ten buvo ką tik įsikūręs vienuolynas ir jame aš kurį laiką gyvenau, bet irgi atsakymų neradau, nors aš manau, kad Dievas labai daug ko veikia per tuos žmonės, bet aš tiesiog buvau nepasiruošusi tiem atsakymam. Ir vienas iš dalykų, tai mano mąstymė iš vis nebuvo nuodėmės savokos. Kadangi aš buvau prisipildžiusi rytietiškų visokio mokymo, tai to žodžio nebuvo. Dėl to aš ne viską suprasdavau, ką jie kalba ir nelabai supratau, ką man reikia daryti ir iš visko čia kelias. Bet Dievas jau buvo pradėjęs veikti, jau buvo troškimas ir aiškus suvokimas, kad jis yra atsakymas, tai aš niekaip negalėjau suprasti, kokiu būdu. Na, aš dabar taip šypsausi, iš tiesų tai buvo labai sunkus laikas, nes buvau, kaip sakyti, nuoširdė asmenybė, kuri, jeigu atsiduoda, tai visa savim, dėl to buvau ir metų studijas, po to, aišku, grįžau tas studijas, nes nežinau, kuo toliau užsiimti, jeigu mesti, žodžiu, bet mane tai iš tiesų kankino. Ir galiausiai aš priejau išvados, tiek daug jau visko patyrus, tai truko ne 1 metus tos paieškos, kad Dievas atsiskleidžia išskirtiniam asmenybėm, jos turi būti, jis pasirenka tas asmenybės. Kažkuo ypatingos labai, ar ne? Jo, jos ypatingos ir aš labai gaila konstatavau, bet aš nesu jų tarpe. Ir tai buvo tokia gniuždanti išvada, nes aš suvokiau, kad tada man kaip ir nėra tikslo gyventi, ta prasme, nėra tikslo, prasmės nėra, nesinori nieko siekti, nes vis tiek viskas kažkaip laikina. Ir tikrai buvo toks didžiulis nusiminimo laikas. Bet galbūt tai buvo laikas, kai aš pagaliau nustojau aš daryti, kur aš buvau, aš visą laiką, aš bėgau, aš ieškojau, aš. Ir ko gero, jeigu būčiau atradus, tai būtų Diana atradus ir tikrai jinai būtų išdidi, patenkinta ir didelė. Tačiau va dabar tas buvo laikas, kai aš sugniužau savo viduj ir Dievas galėjo veikti ir sveiki nuostabiais būdais. Tai yra gatvėje prie manęs priėjo viena mergina ir sako, gal jūs norite sužinoti apie Dievą. Čia buvo po to, kai aš priejau išvadų, kad ne man skirta. Ir aš pasakiau, taip, bet tai nebuvo vilties šūksnis, nes aš jau buvau nutarus, man tai neskirta. Ir jinai pradėjo dalintis Evangeliją. Ir iš tiesų aš irgi tada nieko nesupratau, jinai kalbėjo pačią Evangeliją, jos esmę. Bet jos akyse buvo tai, ko aš visą laiką taip troškau. Jinai net nežinojo, aš manau, kad tai Dievas žiūrėjo pro tas akis į mane. Ir aš pasilikau švento rašto studijose, aš lankiausi, pamažu Dievas keitė mane ir net neatsimenu, nėra tokios akimirkos, kad pats sakyčiau, atėjo laikas ir aš priėmiau Kristų į savo širdį. Galėčiau net sakyti, kad aš anksčiau pamilau, negu pažinau, nors iš tikrųjų tas pažinimas trunka visą gyvenimą. Žodžiu, pradžioj Dievas įdėjo meilę ir po to ta meilė mane traukė link Kristaus. Tokia buvo pradžia. Nuostabi pradžia ir nuostabiai Dievas veikia iš tiesų. Man visada labai nuostabu klausytis tos liudijimus, kai Dievas tuo unikaliu būdu ateina pas žmogų ir apšviečia jo gyvenimą ir jo širdį. Ačiū Dievui už tuos kelius viešpaties ir mes dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir ta įdomia tema, kurią šiandien esame pasiruošę, pakalbėsime po muzikos. Likite su mumis, brangiosios. Žodžių klausyt, tavo artumą jaust, tavo veidą matyt. Tik vieno te trokštu, to vieno prašau, tavo namuos gyvent, visuomet pasilik.
tavo šviesa žavėtis, tavo žvilgsnį nurim. Tik vieno te trokštu, to vieno prašau. Būt su tavim. Vakarą rytą tavam artume, kai diena, kai naktis. Vieno te trokštu tik būt su tavim. Tavo tyloj budėt, tavo žodžių klausyt, tavo meilė ilsėtis, tavo grožį matyt. Tik vieno te trokštu, to vieno prašau. Tavo gyvybę alsuot, tavo išmintį gert, tavo ramybę džiaugtis, tavo troškulių degt. Tik vieno te trokštu, to vieno prašau. Būt su tavim. Vakarą rytą tavam artume, kai diena, kai naktis. Vieno te trokštu tik būt su tavim. Vieno te trokštu tik būt su tavim. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės į studiją ir mes tęsiame savo pokalbį su Diana Peteraitiene. Šiandien mes kalbėsimės apie vieną labai įdomią knygą, kuri visai neseniai išvydo dienos šviesą. Tiksliau, jos originalas jau yra seniai išleistas, bet vertimas į lietuvių kalbą visai neseniai išvydo dienos šviesą. Bet apie pačią knygą aš noriu paprašyti jūsų, Diana, kad jūs papasakotumėt. Tiksliau, gal pradėkime nuo to, kaip į jūsų rankas pateko ta knyga ir nuo ko prasidėjo tas darbas su knyga, apie kurį mes išgirsime vėliau. Na, knyga pateko į rankas visai nelauktai. Tai yra, vasarom aš išvažiuoju su vaikais į Druskininkus ilsėtis ir ten turiu keletą krikščionių draugių, kurios neturi bendruomenės ir mes laiką vasarom susitikdavom ir skaitydavom ir studijuodavom šventąjį raštą. Ir aš kaip ir vadovaudavau kažkiek, tai nors dalindavomės atsakomybėmis, bet aš galvojau, su kuo aš šiemet atvažiuosiu šią vasarą pas jas. Ir užėjau į Agapės biurą ir paklausiau, ar jūs turit kokią nors knygą moterims, ką mes galėtumėm studijuoti. Ir man padavė knygą ir sako, mes nežinom gerai, kas čia per knyga, dar nieks jos nestudijavo, bet gali pabandyti. Taip aš paėmiau rankas tą knygą, kuri lietuviškai vadinasi Brangesnė už perlus. Ir mes susėdusios, pradžioje vieną kartą į savaitę, o tada jau 2 kartus savaitę susitikdavom su to moterim ir užsidegusios į tos knygos puslapiais. Ir apie kągi ta knyga?
kągi jūs ten veikdavot, apie ką jūs skaitėte toje knygoje? Kaip suprantu, jinai buvo anglų kalba, ar ne? Taip. Todėl buvo padėta į kampą, nieks jos neėmė, neskaitė ir nieks nežinojo apie ką jinai. Taip. Tai atsivertusi, kągi jūs radote toje knygoje, apie ką jinai buvo? Na, visų pirma, tai šitą knygą pasakysiu skirta moterims. Nuo 18 metų iki 100. Arba dar daugiau. Arba dar daugiau. Kiek tik gyvensite. Taip, tol, kol moteris yra gyva, tol, kol jinai nori tarnauti Kristui, tol, kol jinai nori, kad jo šviesa sklistų iš jos gyvenimo. Taigi šita knyga yra labai praktiškas vadovas arba įrankis, kuris padeda moteriai atrasti ir įvardinti savo pašaukimą. Ir ne bendrą kažkokį tai, mes visi pašaukti tarnauti Kristui, būti jo rankomis, kojomis, jo žodžiu, Taip. skleisti jo šviesą, jo meilę, bet būtent asmeninį, nepaprastą ir tą unikalų. Ir šita knyga arba šitas įrankis remiasi Efeziečiams laiško 2 skyriaus 10 eilute, kur parašyta, kad mes esame jo kūrinys, tai yra Jėzaus kūrinys, sutverti geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai yra tai, ką Dievas yra numatęs, tai ką jis trokšta, kad mes atliktume, kol gyvename šioje žemėje. Ir labai dažnai tiek pati esu susidūrus, kad aš galvau, koks mano pašaukimas, ką aš turėčiau padaryti, ką Dievas nori, kad aš padaryčiau, tą nepakartojimą, ką tik Diana gali padaryti. Ir tiek mano draugės, tiek mano sesės Kristuje, artimesnės ir tolimesnės, labai dažnai užduodavo man šitą klausimą, mes tiesiog diskutuodavom, kalbėdavomės apie savo pašaukimą, bet mes net nežinom, nuo ko pradėti mąstyti. Kartais pašaukimas yra tikrai labai ryškus, jeigu tai būna susiję, pavyzdžiui, su muzika. Ir visi žino, ir žmogus yra ramybėje, žino, ką jis turi daryti. Bet yra labai daugybė moterų, kurios galvoja, na va, vaikam tarnauti nenoriu. Nu, ta prasme, nejaučiu potraukio, nemoku. Šlovint negaliu. Šventojo rašto studijas vesti nemoku, nejaučiu irgi pašaukimo. Taip. Ir tada ką daryti? Aš tada tvarkau bažnyčią ir daugiau nežinau, ką daryti. Galėčiau ligonius lankyti, bet turiu didelę šeimą ir esu labai užimtas žmogus, negaliu tai daryti pastovę tarnystę, nors gal patiktų, bet irgi kažkas stabdo. Moteris dažnai yra pasimetusios. Va šita knyga, užduodama klausimus, veda link savo asmeninio pašaukimo įvardymo. Tai yra, pirma, nuo ko šitą knygą pradeda, tai jinai atsigręžia į pačią moterį ir klausia, ar tu pažįsti save. Nes Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė tikrai unikalią, tikrai nepakartojamą. Ir būtent šitą unikalumą jis nori išnaudoti. Jis nenori, kad mes norėtų, kad aš norėčiau būti kaip jūs, Eglė. Arba nenori, kad Eglė būtų kaip Diana. Jis nori, kad Diana būtų kaip Diana ir tarnautų tokia, kokia Dievas ją sukūrė kažkokioje vietoje. Ir tuo brangi šitą knygą, kad ji padeda. Kai mes su draugėmis praėjome, perėjot per visus puslapius, ar ne? Perėjom per visus puslapius, pirmą kartą ir vasara baigėsi. Mes tai darėm tikrai užsidegusios, tai buvo labai naudinga, nes mes pirmą kartą susimąstėme apie savo asmenybės unikalumą, apie dovanas, apie gebėjimus, apie vertybę, apie daugybę dalykų, ko mes neturėdavom laiko mąstyti paprasčiausiai, nes gyvenimas taip užsuka, kad mes tiesiog savęs nepažįstame. Taip, tikrai taip. Tiesiog bėgi ir maždaug taip apčiopom, apgraibom kažką kaip pro rūką, matai, va čia, esu toks, galbūt toks, o gal ir ne toks. Ir kai aš išvykau, praėjo gal 4 ar 5 mėnesiai. Ir man paskambino draugė iš Druskininkų, su kuria mes studijavom kartu. Sako, Diana, sako, tu neįsivaizduoji, sako, aš pradėjau tarnauti benamiams. Tai yra, galbūt dabar tai skamba labai paprastai, bet iš tikrųjų tos moterys, kurios nepriklausė jokiai bendruomenė ir visą laiką svajojo kažką daryti, bet jos nežinojo, ką jos gali daryti, kai nėra vadovo, kai nėra grupės moterų, kurios galėtų kartu veikti ir drąsinti vieną kitą. Tai yra toks didelis dalykas, kad neišdrįso tai daryti ir kad patikėjo savo pašaukimu, kad neatrado visų pirma jį. Taip. O tada žengė žingsnius, o Dievas žengė jos link. Tai buvo nepaprasta, tai nebuvo, kad jį ieško benam, bet kai jinai atsistojo tą vietą, kur jinai turi būti, Dievas pradėjo vesti pas ją žmonės.
Žodžiu, tada aš pirmą kartą susimąsčiau, kad galbūt šitą knygą turėtų daugiau žmonių turėti rankose. Ir susimąsčiau, kad galbūt būtų gerai ją paruošti lietuvių kalbą. Tai nuo to ir prasidėjo ta jūsų tarnystė, kurį laiką jau ir vyksta, ar ne? Tai buvo, kaip suprantu, pirmas pabandymas vasaros metu. Taip. Ir tada jau nutarėte, kad reikia pakartoti tokius, mokymus, ar kaip čia pavadinti, aš net nežinau. Labai gerai, Eglė, pasakei. Tada grįžusi iš Druskininkų pagalvojau, kad reikia šitą knygą išbandyti su kitom moterim, kurios turėtų keletą aukštų išsilavinimą, būtų klestinčios verslininkės ir aš tiesiog norėjau pažiūrėti, ar šitą knygą bus veiksminga jų gyvenimuose. Mes trumpam sustokime su Diana ir pratęsime pokalbį po trumpos pertraukėlės. Nepabėkite nuo radijo imtuvo ir pasiklausysite, kaipgi sekėsi Dianai vesti tuos, vadinkime, mokymus su kitokiamis moterimis. Ir tikrai girdėsite dar daug kitų įdomių dalykų. Pasilikite su mumis. Mūsų viltis viešpatyje, jis mūsų pagalba, mūsų skydas, jis linksmina mūsų širdis, nes mes pasitikim juo. Kelti balsą, skambinti arfą, šlovinti lyrą. Galbūt jau metas džiugiai sušukti, giesmę giedoti ir kartoti nuolat. Mūsų viltis viešpatyje, jis mūsų pagalba, mūsų skydas, jis linksmina mūsų širdis, nes mes pasitikim juo. Mūsų viltis viešpatyje, jis mūsų pagalba, mūsų skydas, jis linksmina mūsų širdis, nes mes pasitikim juo. Šventuoju vardu. Šventuoju vardu. Tikrai jis apsaugo savuosius nuo bado, savuosius išlaiko prieglaudoje. Tik tuos, kurie bijo, pagarbiai ir myli, ištikimą meilę pasitikėdami juo. Mūsų viltis viešpatyje, jis mūsų pagalba, mūsų skydas, jis linksmina mūsų širdis, nes mes pasitikim juo. Mūsų viltis viešpatyje, jis mūsų pagalba, mūsų skydas, linksmina širdis, nes mes pasitikim jo. Šventuoju vardu. Šventuoju vardu. Iš širdies į širdį, nes tik jie tai girdi.
Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės į studiją. Mes šiandien tęsėme pokalbį su Diana Peteraitiene, kalbamės apie labai įdomią knygą, kuri vadinasi Brangesnė už perlus. Ir Diana, prieš pertrauką paminėjote, kad pirmą kartą pateko į jūsų rankas ši knyga ir jūs kaip tik atostogavote tuo metu Druskininkuose ir su savo draugėmis išbandėte pereiti per šios knygos puslapius ir jums tikrai paliko labai gerą įspūdį, tikrai neišdildomą įspūdį, juolab, kad iš karto ir viena iš moterų, viena iš draugių atrado savo pašaukimą, kuris tikrai esu tikra, nėra labai lengvas. Ir nutarėte pabandyti su kitokiomis moterimis, kurios yra, pasaulio akimis žiūrint, klestinčios, finansiškai galbūt klestinčios ar ne. Ir kaipgi sekėsi su tokiamis moterimis pereiti per šios knygos puslapius? Kaip sekėsi šiuo atveju mokymai? Dideliam mano nustebimui, nes aš vis dar nežinau, ko tikėtis iš šitos knygos arba įrankio, kaip jis veiks. Knyga turėjo tą patį efektą. Tai yra, tos moteris lygiai taip pat mažai save pažįsta kaip asmenybės, kaip moteris, kaip Dievo numylėtas moteris. Ir jos taip pat trokšta atrasti savo pašaukimą. Ar tai tikinčios moteris buvo tos? Iš tiesų aš antrosios? tą kartą surinkau mišrią grupę. Bet netikinčios moteris išbuvo su mumis iki galo. Ir iš tiesų, iš toj knygoje taip pat yra labai aiškus ir gražus Evangelijos pristatymas. Tai yra, šita knyga visa remiasi bibliniais principais. Tai nėra šventojo rašto studijos, bet viskas, kas čia parašyta, remiasi šventuoju raštu. Ir praktiškai pagrindinis vadovas šitoje knygoje turėtų būti šventoji dvasia. Kad šitą knygą vestų ir veiktų ir padėtų atrasti, nukreiptų. Taigi, kai mes baigėm savo tuos užsiėmimus pagal knygą, vėl buvau labai padrasinta. Nes viena moteris, čia kaip pavyzdys, viena iš moterų, pavyzdžiui, suprato, kad Dievas ją kviečia į teisinę sritį. Tai yra, jinai anksčiau galvodavo, kad Dievui jinai gali tarnauti čia, bažnyčioje kažkokioj nedideliai erdvėj. Ir nors visą laiką ją jaudino tie dalykai, jinai niekada net nedrįso pagalvoti, kad jinai gali ten kažką daryti. Bet ji buvo baigusi teisės studijas, taip? Taip. Ir jinai, ta prasme, jau vyresnio amžiaus ir daug patirties turinti, bet jinai tiesiog buvo savo mąstymą apribojusi. Ir jinai dabar pasuko tą linkmę savo tarnystėje ir labai tuo džiaugiasi, nes jinai ten gali išsiskleisti. Tai visą laiką buvo jo širdį, visą laiką buvo gyva, tik jinai neleido tam augti ir nešti vaisių. Žodžiu, taigi vėl buvau padrasinta ir tada pagalvojau, kad vis tik reikėtų ją pabandyti lietuvių kalbą išleisti, kad moteris galėtų naudoti šituo įrankiu tiek grupėse, tiek asmeniškai. Ir kaip suprantu, tai tarnauja lygiai taip pat tiek tikinčioms, tiek netikinčioms moterims. Labiau tikinčioms, bet jeigu toje grupėje yra kelios netikinčios, iš tiesų užsimezga draugystės ir dabar tokia grupė, kaip sakyt, subūrusi esu, kur visos yra tikinčios ir viena mano draugė yra netikinti. Bet jinai atvira krikščionybė, iš tiesų tai labai jai naudinga. Jinai susidraugavo su krikščionim moterim ir jinai girdė Evangeliją. Ir iš tiesų aš tikiu, kad Dievas labai joje veikia. Jinai užduoda daug klausimų, kuriuo jinai šiaip anksčiau man negalėdavo užduoti, nes mes nežinotum, kaip prie jų prieiti, prie tų klausimų. Ir tai šiaip manau, kad šis įrankis skirtas krikščionim, bet naudingas ir nekrikščionim moterim. Ir plus dar tai yra puikus būdas skelbti Evangeliją. Taip. Nuostabu. Taip. O sakykit, ar šita knyga pasitarnautų, pavyzdžiui, kad ir jaunoms merginoms, kurios, kaip jūs paminėjote, tai gali pasitarnauti jaunoms merginoms, kurios ką tik baigė mokyklą ir nori atrasti savo tarnystę, galbūt paskutinėse mokyklos klasėse, ar ne, nori atrasti savo pašaukimą tarnauti, kur jos gali tarnauti, ar ne, kokioje srityje. Bet aš asmeniškai, baigdama mokyklą, buvau gana gabi daugelį sričių ir tikrai nežinojau nei ką aš noriu studijuoti, nei kokią profesiją aš noriu rinktis. Ar ši knyga padėtų žmogui atrasti save profesinėje srityje, ne tik tarnystėje? Kadangi šita knyga užduoda daug klausimų, kuriuos tu pats ieškai atsakymų ir atsakai, ir padeda save pažinti, ir padeda tiesiog susimastyti apie tuos dalykus, apie kuriuos mes nesusimastume, kažkiek tikrai padėtų, tarsi kas link profesinės srities. Nors jinai ne tam skirta, Taip. bet
padėtų tą linkmę. Taip pat. Bet iš tikrųjų tai yra pašaukimo Kristuje atradimas. O dar nuostabiau, aš manau, yra tada, kai žmogus ir tarnystę, ir darbą atranda vienoje srityje, ir darbas tampa tarnystė darbo, tai turbūt nieko yra, ir tai yra pašaukimas žmogaus, tai turbūt nieko nėra nuostabiau, kai žmogus tiesiog visą save, visą savo jėgas, visą meilę ir visą, ką gali įdėti į tą veiklą. Visiškai sutinku. Tik tiek, kad tikiu, kad tai yra kelionė, mes einame į tai. Mes ieškome to, mes keliaujame ir tikiu, kad tikrai galime atrasti kiekvieną iš mūsų. Ir aš tikrai tikiu, kad kiekviena iš mūsų atrasime, o ypač kai atsiranda tokių nuostabių priemonių. O dabar mes dar padarykime vieną pertraukėlę, pasiklausykime muzikos, mes su Diana pailsėsime trumpai ir pratęsime mūsų pokalbį po pertraukos. Likite su mumis, mielosios. Tegul nebelieka praeities, atsivers vėl kelias prieš akis, nebegąsdins apgaulė, žodžiai kuriantis meilę, vėl įkvėps naują viltį, ji taip laukiama. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Nebegrįšiu mintimis atgal, ten, kur savęs nesuradau, nebesikartos jausmas, nieko naujo nebus jau, noriu skrieti su vėju, paskui bangas. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Iš naujo vis kelia mane tai, kas tikra, tie žodžiai, tos mintis nuneš mane tenai. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį. Nebenoriu vien tik būti, noriu įsiliet lyg upė, pasidalint džiaugsmu su tavimi. Pakylu. XFM. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po trumpos pertraukėlės į studiją ir dar vis tęsime pokalbį su Diana. Ir Diana, aš norėčiau jūsų paklausti, nes mane pasiekė šiokie tokie gandai iš aplinkui, iš kitų moterų, kad jūs dalyvavote su kitom sesėm rudenį, dalyvavote moterų konferencijoje, kuri vyko Prancūzijoje, taip? Taip. Ir labai norėčiau, kiek žinau, ta konferencija buvo apie tarnystės, apie įvairiausias moterų tarnystės. Moterims, gal ne tik moterims, ar ne? Gal jūs galėtumėt daugiau pasidalinti, kokia tai buvo konferencija? Labai įdomu būtų sužinoti. Spalio mėnesį Paryžiuje susirinko moteris iš Europos, Azijos tarnaujančios moteris, kurios dalinosi, kaip Evangelija skelbiama kiekvienoje iš jų šalių, kaip vyksta Dievo darbas. Ir tai buvo nuostabu. Nuostabu išgirsti, nes
tos moterys pasakojo ne tai, ką jos girdėjusios, bet tai, ką jos pačios išgyveno, tai, kame jos dalyvauja. Taip. Ir per tai buvo galima stebėti, iš tikrųjų, didžiulį Dievo darbą, judėjimą, matyti, kur jis dabar, ką jis dabar daro. Iš tiesų, tai buvo labai nuostabus laikas. Ir man netgi teko girdėti iš kitos sesės Kristuje, ji pasakojo apie būtent tas azijietės moteris, kurios šiuo metu tarnauja musulmoniškose šalyse, kad tai labai pavojingos tos tarnystės iš tiesų, nes mes ir patys žinom, kad ten vyksta įvairios kovos, ypatingai religinės tos kovos, dideli pasipriešinimai ir kad tai balansuoja ties gyvenimo ir mirtimi tos tarnystės. Tai iš tiesų aš tikiu, kad labai padrasinančios tos istorijos ir padrasinančios savo šalyje, žinant, kad mes tikrai šiandien gyvename pakankamai saugų, patogų gyvenimą, neužmigti ant to saugumo ir patogumo ir dalintis tą Evangeliją, nes visgi nesvarbu kokia šalis, aš galvoju, visur yra labai daug tamsos, daug nevilties ir tikrai labai daug žmonių, kurie iš tiesų giliai širdyje ieško tų atsakymų į gyvenimiškus, tuos svarbius, esminius klausimus, ar ne? Taip. Ir Diana, aš labai norėčiau, kad jūs pasidalintumėt vieną istoriją, kuri, žinau, jūs pačią labai sužavėjo apie vieną moterį. Pasidalinkit, prašau. Taip, kai atvažiavau į konferenciją, mes gavom kambarius ir aš buvau apgyvendinta su švede Marta, kuri šiaip kilusi iš Filipinų ir prieš, kokį 10 metų emigravusi į Švediją. Nepaprastai miela moteris ir jau patį pirmą vakarą, kai mes leidomės laipteliais ir ėjom į konferencijų salę, jinai taip stabtelėjo ir sako, žinai, Diana, pastebėjau, kad kai moteris susirenka į konferenciją, sako, tie, kurie dirba viešbutį, nieko apie tai nežino. Jie nežino, kas mes, jie nežino, kokia čia konferencija ir jie iš tiesų nieko negirdė apie Kristų iš mūsų, nors sako, mes visos esam tarnaujančios moteris. Ir aš atsimenu, kad pirma mano reakcija buvo, vaje, dabar bus. Taip ir buvo, jinai sako, aš noriu pasikalbėti su tuo vyriškiu, kuris raktus dalina. O tu sako, pastovėk ir pasimelsk. Aš sustojau, galvoju, mes jau tuoj pavėluosim ir į tą bendrą susirinkimą. Ir jinai priėjo ir gražiai pradėjo kalbėti, labai maloniai ir aptarnaujantis tas personalas, tai buvo toks prancūzas, toks jau tikrai gražus vyras, patrauklus, kur tikrai negalvotumėt, kad jam dabar reikia kažkokių atsakymų. Ir Evangelijos žinios. Ir Evangelijos žinios. Taip, iš tikrųjų pagalvotum, kad jis ką tik iš filmo išlipo kažkokio ganėtinai sėkmingo filmo. Taip pat Marta pradėjo dalintis, aš pradėjau melstis, klausyti, ką jinai kalba, ir jie pradėjo bendrauti ir aš taiga pamačiau, kaip tas vyras apsiverkė. Reiškia, iš akių ištryško ašaros ir jis pradėjo pasakoti, dalintis, kad prieš keletą mėnesių, mirė jo žmona. Ir kaip tik tai yra ta diena, tai yra 3 mėnesiai praėjo. Sukaktis ta mirtis. Jo, ir jis nuo jos mirties dienos pradėjo mąstyti apie tai, ar yra gyvenimas po mirties, kur yra jo dabar žmona, ar jie kada nors susitiks. Ir tai, ką Marta kalbėjo, jį nepaprastai palietė. Kiekvieną kartą, kai jinai eidavo pro šalį, jis pradėjo ją stabdyti ir uždavinėti klausimus apie Kristų, apie amžinąjį gyvenimą. Ir tai buvo tokie geri klausimai ir jis tiesiog laukdavo, kai mūsų grupė eidavo, žiūrėdavo, kur ta Marta. Ir aš prisimenu savo pirmąją reakciją, kaip aš nenorėjau sustoti, kaip aš nenorėjau, kad jinai pradėtų kalbėti apie Kristų su kažkokiu nepažįstamuoju, kai mūsų ten laukia tokia palaiminta konferencija. Man buvo taip gėda prieš viešpatį. Aš buvau tokia pažeminta ir tokia dėkinga šitai Martai, kuri pastebi žmogų ir žiūri ne į išorę. Iš tikrųjų, žiūri tą žmogų su tikėjimu, suvokdama, kad absoliučiai kiekvienam reikalingas Kristus. Tikrai taip. Tai man buvo, ko gero, didžiausia pamoka. Toj konferencijoje buvo daug palaiminimų, nes girdėjau, kaip moteris tarnauja, bet čia buvo didžiausia pamoka. Nusižeminimo pamoka. Klausau jūs ir galvoju tikrai, kaip mes dažnai viską vertiname savo tomis fizinėmis akimis. Taip. Ir kaip reikėtų to nedaryti. Taip, kaip išmokti reikia žiūrėti, kaip Dievas žiūrėjo į Dovydą, į širdį. Taip. Kažkaip visai kitų žvilgsnių. Taip. Labai labai linkiu to pirmiausia savo, jums ir visiems klausytojams išmokti mums klausyti širdimi ir žiūrėti širdimi į kitus žmonės ir matyti ne išvaizdą,
bet žmogaus širdį. Kągi, pasilikime su šitais pamastymais, dar kol paklausysime muzikos ir netrukus grįšime po pertraukos į eterį. Sienas nugriauk, dvasia išliek, dangų atverk, dvasia išliek, sienas nugriauk. Kilk ir kilk, šioj vietoj gyrius kils aukštai, ar girdi tai, dangaus garsai šioj žemėje, dangaus garsai šioj žemėje, Tėvo vardą, dangus riaumoja garsiai, kilk ir kilk, šioj vietoj gyrius kils aukštai, ar girdi tai, dangaus garsai šioj žemėje, dangaus garsai šioj žemėje, dvasia išliek, sienas nugriauk, dvasia išliek. Sienas nugriauk, dvasia išliek, dangų atverk. Iš širdies į širdį, nes tik jie tai girdi. Grįžtame į eterį po trumpos pertraukėlės ir tęsiame pokalbį su Diana. Ir dar aš norėčiau šiek tiek grįžti po nuostabios konferencijos, norėčiau grįžti prie knygos, apie kurią jūs šiandien mums papasakojote. Ir noriu paklausti, Diana, jeigu norėtų moterys įsigyti šią knygą, aš vėliau pasakysiu, kur jos gali ją įsigyti ir kur gali kreiptis, norėdamos įsigyti šią knygą, bet ar reikalingas kažkoks išankstinis pasiruošimas šiai knygai? Vienas būtų klausimas ir kitas klausimas, ar tai skirta vienam žmogui, tai yra aš pasiimu knygą ir, kaip mes skaitom romanus ar ne, ar kažkokią kitą metodinę literatūrą, lygiai taip pat aš pasiimu ją, skaitau ir pagal ją darau kažkokius pratimus, užduotis ir ieškau tų tikslų.
kaip yra su šia knyga? Šitą knygą mes ją paruošėm, kad Lietuvoje moteris galėtų dvejopai ją naudoti. Iš vienos pusės mes suprantu, kad, pavyzdžiui, yra moteris, kurios negali priklausyti kažkokiai grupiai. Pavyzdžiui, gyvena nedideliam miestelėje arba kaime. Dėl to mes paruošėm ją, kad ir vienas žmogus galėtų eiti jos puslapiais. Nes ten yra daug klausimų, kuriuos tu tiesiog atsakinėjai ir rašai tą knygą. Tai yra knyga, kurioje tu dirbi, tai nėra knyga, kurią tu tik skaitai. Kaip pratybos. Tai yra kaip pratybos, taip. Bet iš tiesų pilnas ir didžiulis palaiminimas ateina iš tos knygos, kai dirbi grupėje. Kai studijuoji ją kartu su kitom moterim, kai gali dalintis, kai gali girdėti kitų pasidalinimus, diskutuoti, aptarti ir taip pat uždavinėti klausimus net apie save. Ta prasme, kad tai yra daug naudingiau, kai moteris dirba kartu. Dėl to tikrai rekomenduočiau dirbti grupėse. Ir tokiu atveju, aš taip įsivaizduoju, turėtų būti kažkuris vienas žmogus, tarsi vedlys, galbūt toks vadovas, taip, mentorius. Taip, šitą knygą turi kaip moderatorių, kaip vadovą, kuris nėra mokytojas, jis yra būtent vadovas ir knygos gale yra pateikta medžiaga, kaip vesti grupę. Iš tiesų, mano svajonė, kad kiekvienas, kuris perskaitys šitą knygą arba iš tos knygos puslapiais, po to šitą knygą dalintųsi su kažkokia moterim, bent viena. Nes tai įmanoma, tai nesudėtinga. Ir žinoma, labai gerai, jeigu kažkas praeina iš tos knygos puslapiais tuo, kuris jau pažįsta šitą knygą. Ir iš tiesų aš važinėju į įvairius, kaip Lietuvos regionus, kur pristatau moterims, kurios domisi šitą tarnystę, nori šitą knygą studijuoti, pristatau šitą knygą, mes praeiname bent keletą pamokų, kad jos įsivaizduotų, kaip tai atrodo ir tada galėtų tarnauti kitom. Ir aš tada trumpai norėčiau visom klausytojam pasakyti, kaip galima tą knygą įsigyti arba kur rasti informacijos pradžioje apie tą knygą ir galbūt pasiskaityti šiek tiek, kas tai per knygą, daugiau informacijos paieškoti. Jūs galite rasti informaciją internetinėme puslapyje www.brangesnė-už-perlus, tai yra lietuviškais rašmenimis būtų brangesnė už perlus, bet be lietuviškų rašome internete, brangesnė-už-perlus.lt. Ir kitas internetinis puslapis yra www.agape.lt. Taigi šituose internetiniuose puslapiuose jūs galite rasti informaciją apie knygą. Ją išleidžia Agapė, taip, Diana? Taip. Ir ją įsigyti Diana rekomenduoja per ją. Visgi taip, per jūs, taip, Diana, geriau būtų, ar ne? Nes kažkokios informacijos, kaip jūs tiesiog norėtume dar pasidalinti, kažkokia informacija, taip, ne? Aš pasidalinčiau, kaip tą knygą patirtim, kaip ją naudotis ir galbūt padėčiau tam tikrais pradėti grupę arba tiesiog nukreipčiau. Taip. Taigi visos konsultacijos ir klausimai, kaip įsigyti šią knygą, kur ir kada, aš tikrai rekomenduoju kreiptis į Dianą ir tai jūs galite padaryti susirasdami ją Facebook paskyroje, profilis Diana Peteraitienė, arba kreipdamiesi mobiliuoju telefonu, kurio numeris yra 86 55 35 724. Taip pat jūs galite užduoti klausimus ir konsultuotis elektroniniu paštu moterims@agape.lt. Ir jūs, Diana, man jau esate paminėjusi ir tikrai noriu pasidalinti su klausytojomis, kad kiek vėliau, galbūt vasarą, galbūt, tikiu šiemet, puslapyje www.brangesnė-už-perlus.lt prie šitos knygos bus dar papildomos informacijos atsiras, taip? Taip, į tą puslapį mes įdėsime nedidelės video pamokas, tiesiog kurios praturtins šitą knygą. Nes šita knyga yra sukurta amerikiečių ir australių moterų, kurios irgi tą patį poreikį atras savo pašaukimą matė visame pasaulyje. Taip. Bet iš tiesų jos leido praturtinti tą knygą, dėl to ar liudijimai, ar poezija, tai mūsų moteris prisidėjo daug prie šitos knygos, lietuvės. Prancūzės, kuri kai naudojo šitą knygą, sukūrė video pamokas ir tai padrąsino mus tą patį padaryti, nes jos labai naudingos. Taigi tame puslapyje www.brangesnė-už-perlus.lt ateity, gal vasaros gale pasirodys video pamokos. Taigi tikrai sekite informaciją puslapyje ir tikiu, kad ta informacija labai pasitarnaus, ar ne, einant per knygos puslapius. Taip. Ir dar kalbant apie video įrašus, žinau, kad
gretutinis yra toks projektas, kurį, Diana, jūs pati pristatykite trumpai. Greitų laiku, galbūt iki šių metų pabaigos, turėtų pasirodyti dar viena studija moterims. Tai yra filmas Magdalena kartu su 8 pamokom. Šita medžiaga bus skirta sužeistom moterim. Iš tiesų, kiekviena iš mūsų yra sužeista. Taip. Jau nuo Edeno laikų mes esam sužeistos, vienos daugiau ar mažiau. Šita studija arba šitas projektas skirtas pažvelgti tai, kaip Jėzus atstato moters orumą ir gydo jos žaizdas. Ir čia pamokos eis kartu su vaizdinė medžiaga, tai yra su filmu, kurį sukūrė Campus Crusade for Christ. Taigi kviečiame taip pat sekti informaciją, tas filmas pasirodys ir apie jį informaciją bus galima pamatyti www.agape.lt puslapyje. Tai Diana. Taip. Taigi, nepraleiskite progos ir tikrai, kai tik pasirodys, kviečiu visus žiūrėti, aš ir pati nekantraudama lauksiu šio projekto įgyvendinimo. O pabaigai, Diana, norėčiau paprašyti jūsų trumpo palinkėjimo mūsų brangioms klausytojoms. Mano palinkėjimas galbūt būtų ir pasidalėjimas kartu, kad yra nepaprastai gera leisti savo būti tokia, kokia Dievas mus sukūrė. Ir nepaprastai gera gyventi pagal savo pašaukimą. Ir ar vienokiu ar kitokiu būdu aš linkiu kiekvienai iš jūsų priimti save ir atrasti savo kelią ir pašaukimą Kristuje. Ačiū labai, Diana, už nuostabų palinkėjimą ir aš manau, nebepridėsiu nieko daugiau, nes tikrai tokie palinkėjimai yra patys taikliausi ir aš pati lygiai tą patį galėčiau palinkėti mūsų brangioms klausytojoms. O šį vakarą jau atsisveikinu su jumis ir kviečiu savo atsiliepimais, idėjomis, mintimis dalintis elektroniniu paštu, rašyti mums į @sirdį@xfm.lt ir aš būtinai atrašysiu, atsiliepsiu, bendraukime, draugaukime ir linkiu jums ramaus vakaro, gražios savaitės ir iki kitų susiklausimų. Ačiū dar kartą Dianai ir sudie.